Vytautas pristato. Sveiki įsijungę krepšinio anomalijų laidą Krepšinio misterijos. Tai ne šiaip sau laida, tai detektyvas, drama, konspiracijų teorijos krepšinio aikštelėje. Aš Tomas Langvinis. Krepšinio misterijose atskleisiu jums nematomą krepšinio pusę. Šiandieną laidoje aiškinsimės, kodėl Šarūno Marčiulionio sprinto nefiksuoja kameros. Neperjunkit kanalą, nes grįšime po akimirkos su neįtikėtinais, slaptais kadrais. Neatsimete, kur padėjote TV pultelį? Neieškokite jo, nes yra pulto rankovė. Jie valdo televizorius, virtuvės kompainus ir hiperaktyvius vaikus. Pulto rankovė. Kai tik pultas žino, kur jis yra. Tai krepšinio anomalijų laida Krepšinio misterijos. Grįžtame į 95 metus. Visi atsimename nuožmę Lietuvos ir Jugoslavijos kovą dėl Europos čempionų titulo. Daugeliui atrodytų, kad visa mistika supo nebent amerikiečių teisėją ir jo sprendimus. Bet pažiūrėkime šį epizodą sulėtintai. Ekrane aiškiai matome, kad Šarūnas Marčiulionis, nebejotinai greičiausias Lietuvos rinktinės žaidėjas, veržėsi link priešininkų krepšio 4 kojomis. Pažiūrėkime iš arčiau. Aiškiai matome 4 kojas, kurių neįmanoma įžiūrėti plika akimi. Ir tik dabartinės skaitmeninės technologijos įgalina užfiksuoti tokį fenomeną. Štai dar keli kadrai įrodantis, kad tai nėra atsitiktinumas. Kalbame su rytų kovos menų žinovu Jurgiu Gimkausku. Jūs jau matėte vaizdo medžiagą. Kaip galėtumėte paaiškinti Marčiulionio 4 kojų fenomeną? Tai žinai, man tai primena tokias pašių samurajų, tokias pastangas. Kai jie bando apgauti savo šešėlį, žinai, aplenkt savo šešėlį, tai tie realūs specai, tai jie tai padaro taip, kad praktiškai tu jų nematai. Praktiškai tu tampi nematomas akį. Ir jeigu tu pasimtum šitą, susilėtintum šitą momentą, čia, kadangi yra kritinis momentas, čia gaunasi dvigubas, raumenų toks išsidėstymas, kad jie dvigubai greičiau varo jo. Tam pritarė ir karo gydytojas Montvydas Karakauskas, tyrinėjęs karių fizinės būsenas. Ne, tai esu matęs, kai muša laukia, kai kariškius užbombarduoja, tai vyrai bėga labai baisiai bėga ir čia, kai organizmo tokia natūrali reakcija, kad išsaugoti savo gyvybę, kaip sakoma, tai jeigu krepšininkai į tokią būseną įeina, tai visko gali būti, aš to nesmešiu. Taip pat pakalbinome sporto operatorių Raimundą Runavičių. Matote, tais laikais televizija naudojo senas kameras, nebuvo jokių HD ar kažko panašaus, jos buvo tokios ganėtinai primityvas. O čia Šarūnas mano galva sugebėjo taip greitai viską padaryti, taip fiziškai persilaužti, kad jo greičio tiesiog nesugebėjo užfiksuoti kamerą. Ir kaip mes sakome, jog judesy liko tarpukarėse, sugavus toksai dvigubo vaizdo efektas. Štai tokios yra ekspertų prielaidos šiam neįtikėtinam reiškiniui paaiškinti. Vytautas pristato. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi Vytautas. Atgauk jėgas. Paslaptį lyg ir atrakinome, tačiau mistika vis dar neišsisklaido. Kas suteikė tokį jėgų antplūdį Šarūnui? Pamėginsime į tai atsakyti kitose krepšinio misterijų laidose. Po savaitės matysite, kaip kalnietis suglumino priešininkų gynėją. Rašykite mums, jei pastebėjote ką nors neįprasto lietuvių rungtynėse. Jūsų atradimas gali praverti akis Lietuvai. Su jumis buvo Tomas Langvinis. Iki greitų misterijų.